kad, užteks turbūt jam čia, jis atliko savo, nežinau, kaip ir misiją ar ką, taigi noriu. Dar daug kas klausė, kaip jis mirė, kadangi aš buvau šalia, kai jau, po visko, kai nutiko ir kalbėjau su visais, tai norėčiau trumpai pasakyti, nes, daug kas sako, tai išgėręs buvo, dar kažką, jis turėjo ligą, epilepsiją ir aš sakyčiau garbingai. Jis nebuvo išgėręs nei tą dieną, nei prieš tai, taip sakė žmona, tai rodo dar faktas, kad jis ėjo su vaiku dirbti. Jis dirbo su vaiku išgėręs, jis niekada neimdavo vaiko, nes jam būdavo gėda prie savo vaiko Andriaus. Jis tada, kai būdavo išgėręs, norėdavo vaikas eiti prie jo, sako, eik namo, nelysk ir viskas. Bet tą vakarą jis tiesiog pasikvietė vaiką, sako, reikia eiti paruošti malkų apie 4 valandą ir pajuto, kad, užeina epilepsijos priepuolis, turbūt nenorėjo ten ant žemės gulėti, tai skubėjo į namus, ten į tokią palėpę lipo ir turbūt, jį pagavo tas priepuolis ir jis krito žemyn galvą laiptais, susitrenkė ir taip mirė. Aš ten, man pranešė žmona, ten už kokios valandos aš atvažiavau, jis dar ten tebegulėjo. Taigi, tokia istorija, ta istorija, kodėl aš noriu pasakyti, kad aš manau, tai gali padrasinti mus visus, nes jį mane motyvuoja, drąsina, tai yra kaip mano gyvenimo nuotykiai šitie 2 metai. Nuo to laiko, kai tie 2 metai, nuo to laiko, kai aš jį praktiškai vedžiau už parankės, kad jis nenukristų ant gatvės, iki to laiko, kai aš laikiau jo šalančią ranką. Taigi, įžanga būtų tokia, kad kaip aš pavadinčiau šią istoriją? Aš šią istoriją pavadinčiau meilės istorija. Kaip gražuolė ir pabaisa. Tiesiog, jis, tarkim, jo vaidmuo yra, tarkim, kaip pabaisa, o gražuolė tebūnie Kristus manyje. Ir tas kupriukas, kuris, aš atsiprašau, nežiūrėsiu į jūs, nes mane... Ir tas kupriukas, kuris buvo daugelio atstumtas, nemylimas, turbūt nesijautė, kad jis kažko iš vis yra vertas. Ir kas nutiko, gražuolė jį pastebėjo, kažką išvelgė jame tokio, dėl ko galima jį mylėti, dėl ko iš čia yra, šioje žemėje. Taigi trumpai susipažinimo, Igorio ir mūsų susipažinimo istorija. Aš jau į kirpyklą pirmą kartą, kai kirpykla buvo netoli šeimos centro kartu, Saldutė ant Kalvarijų gatvė, pirmą kartą užėjau ir man ten labai patiko kirpėja. Tokia mažutė, gražutė, kuklutė ir labai atsargiai apkerpa plaukas, tai patiko. Tai aš antrą kartą jau einu su tikslu, ten skubėjau iš vabalninką, sakau, reikia apsikirpti. Ir einu, sakau, gal kažkaip ar ten bus proga užkalbinsiu ir panašiai. Tada taip įeinu į kirpyklą ir Igoris ten sėdėjo, bet aš mačiau tik kirpėją. Jį man liepė palauk, tada aš ten atsisėdau, taip apėjau ir atsisėdau. Tada visi veidrodžiai ją užstojo, ten įkirpo vieną žmogų. Ir tada atkreipiau dėmesį į tą žmogų, kuris sėdėjo taip toje kėdėje ir kažkas buvo su juo negerai, jis buvo išsižiojęs, seilės bėgo čia per striukę, per visur ir aš supratau, kad kažkokia liga, normaliai žmonėm taip nebūna, kažkas jį čia pagavo ir kas mane užkabino, iš pradžių paėmė pyktis. Kodėl taip yra žmonėm, koks šis pasaulis yra, baisu, šlikšti vieta, kodėl taip yra, tada sakau, tai yra neteisybė, kodėl aš galiu būti toks,
o žmonės kiti va šitaip kenčia. Kodėl? Ir aš tiesiog taip susiėmiau už galvos ir pradėjau melstis, Viešpatie Dieve, aš noriu padėti šitam žmogui. Aš noriu padėti. Nemoku gydyti. Žinau, gal tu moki, bet man yra drąsos. Ar aš galiu kažkaip padėti šitam žmogui? Aš tiesiog turėjau tokį troškimą. Kažkaip prisidėti prie to žmogaus gyvenimo pagerinimo. Ir tai baigėsi mano malda, tada mane apkirpo. Ir kai mane jau baiginėjo kirpti, jis jau atsigavinėjo, jis jau taip pabudo, taip sėdi, dairosi, ten ale kažką mato, nemato ir tada gerai. Tada mes tą kirpėją priėjom, aš žiūriu, taip rodau jį, sakau, ar jūs, sako, būtų gerai, kad jūs jį išvestumėt. Jie nes matos, kad, tokia mažutė, jai baisu, neaišku, ką tas žmogus gali padaryti, baisu tokio žmogus. Sakau, gerai, tai priejau jam taip, sakau, žmogau, mums reikia eiti iš čia. Ne, man čia reikia apkirpti. Kirpėjas sako, aš tavęs tokio nekirpsiu. Ne, čia biški, man reikia. Sakau, girdėjai, kirpėjas sakė nekirps, bent jau dabar. Todėl einam, gal tu pailsėsi, sugrįšiu už kelių valandų ir tave apkirps. Sako, gerai. Atsikėlė ir mes tada taip einam, išėjom į gatvę. Einam, jis ten svirduliuoja, laikau jį už parankės paėmiau. Ir jis toks veidas, toks tamsus ir niūrus, žinai, neramybė akise tiesiog. Taip sustojau, sakau, kas tave neramina? Aš matau, kad tau labai blogai. Kas tave neramina? Jis taip atsisuka. Tu nori sužinoti, kas mane neramina? Sakau, jo. Ir sako, išėjau į miestą dabar ieškoti maisto, nes mano vaikai neturi ką valgyti. Aš sakau, kokia čia problema, aš turiu valgyti, pilną bagažinę. Nes kaip tik iš kaimo atvažiavau tą dieną ir ten vežiau šaldytuvą. Ir buvau pasiryžęs atiduoti visą, nuvarėm prie bagažinės, čia ten blynai, uogienės, dar kažkas, bet žiūriu, kad čia nieko gero, ten vienai dienai kokiai. Sakau, varom į parduotuvę, dar ko nors, ko reikia, ten milto, aliejaus, dar kažko. Jis jau akis, jau taip džiaugiasi, jau taip jau prašvitęs toks. Gerai, varom, nusipirkom į Maksimą, apsipirkom, ten neša tą maišą, tada viską susikrom. Ir klausiu, kur tu gyveni? Jis sako, čia netoli. O tai sakau, gal galiu tave palydėti ir tada žinosiu, kur tu gyveni ir kada nors vėl užsuksiu. Gerai. Ir jis taip džiaugiasi ir tą maišą. Gerai, ir tada einam ir kaip jis toks kudutis buvo, tas maišas sunku, sakau, aš tau galiu padėti. Taip maždaug, ne, aš pats, jis pats norėjo savo vaikam atnešti maistą. Nors ir, kaip, kol kas tai buvo ne jo rankomis, vėliau papasakosiu, kaip jis, perėjo taip. Ir tada atsisveikinam, toks ir buvo mūsų susipažinimas. Ir nuo to viskas prasidėjo, tada užsukau vieną, kitą kartą, tada jau telefoną gavom jam, jis pradėjo ir lankyti ir bažnyčią ten. Ir viską, noriu tokius dar keletą epizodų, tokių, kad maždaug susipažintumėt su veikėjais, koks jis buvo tokia fainas. Pavyzdžiui, kaip Igoris važiavo į kaimą pas mus. Aš jam vis sakydavau, gal tu nori, pas mum atvažiuoti, ten darbo duosim, dar ko nors. Ir jis vis noriu, bet, čia reikia palikti, ten tą viską, jo, norėčiau, būtų gerai. Ir vieną dieną aš jau kaime ir jis man skambina, broli, sako, ar tada vadina, gal jau vadina broli, sako, aš noriu pas tave atvažiuoti. Sakau, gerai, tuoj paklausiu tėvelį. Tėveliai sutiko, bet aš kaime, o jis ten. Tai paskambinau Silvestrui, sakau, Silvestrai, ar gali duoti 50 kokių litų įsodinti į autobusą ir tegu važiuoja kaime. Jo, gerai, Silvestras sutiko, sakau, lauk, tavęs atvažiuoja, paims.
paėmė Igorį, nu ir Silvestras pranešė, sako, daviau, nuvežiau jį į stotį, nupirkau bilietą ir jis turėtų važiuoti, sako, bus apie 8 vakaro. Apie 8 vakaro bus Biržuose. Gerai, lauksiu. Ir tada taip Igoris ir rašo man, žinutę, jo važiuoju, čia būsiu. 8 vakaro nuvažiuoja į Biržus, atvažiuoja tas Vilniaus autobusas, ten išlipa visi žmonės, Igorio nėra. Gerai, nėra, tikrai net negali, nemiega autobusai, niekur nėra. Skambinu, 5 kartus skambinu, nekelia. 5 kartus jau važiuoju, galvoju, ten į kokį rajoną, Biržų rajoną, į kokį kaimelį, gal į Pabiržę. Ir tada jis atsiliepia, sako, aš dabar tokiam kaime. Kokiam tu kaime? Nežinau, koks čia pavadinimas. Ten toks šurmulys girdisi, ten kažkas ten kažką kalba. Tai sakau, aš girdžiu žmonės, paklaus, koks čia pavadinimas. Gerai, tuoj paklausiu, padeda. Aš palaukiu porą minučių. Tai paklausiai, koks ten kaimas. Žinai, čia, aš šiąnakt pabūsiu čia ir po to rytoj pas tave atvažiuosiu, gerai? Sakau, tu nebeneruok, nebedurniuok, sakau, davai, sakai, koks kaimas, atvažiuojam, pabaliavojam, aš tave pasiimu ir kai visi išsiskirstis, tave pasiimu, sakau, 10 kartų čia nevažinėsi, žinai, dėl tokių nesąmonių. Tai sako, brolis, sako, negaliu, sako, nemeluosiu, aš Vilniui. Ką, sakau, tu Vilniui, kaip tau, sakau, davė pinigų, viską. Maždaug pasakiau, tu iš vis man daugiau nebeskambink, kad susinerinęs buvau. Aš važinėjau po Biržų rajoną, ten po tos kaimus, klausinėjau žmonių, kur čia balius ir panašiai. Tai sako, bet aš važiavau. Sakau, aš važiavau. Tik Ukmergėj, kai sustojo autobusas, nuėjau į autobusų stoties tualetą, kai išėjau, jo jau nebebuvo. Sakau, tikrai proto boštas, čia autobusas kaltas, gerai, sakau, davai. Ir po to grįžau kitą kartą, tada vėl viską išsiaiškinom, iki Ukmergės nuvažiavo, tada jam liko ten 25 litai, jis nusprendė grįžti. Ir svarbiausia, jam buvo gal, bijojo man pasisakyti iš pat pradžių, tai tiek daug visokių tokių bairių. Tada kitas, čia buvo prieš išgelbėjimą, aš sakyčiau, ir kitas po išgelbėjimo. Aišku, irgi buvo sunkus metas, bet kaip Igoriui pavogė batus. Maždaug. Čia kai aš buvo šį pavasarį, kai grįžau iš užsienio ir važinėjau į darbo pokalbis. Tai į vieną, tai į kitą. Ir atvažiuoju į vieną tą pokalbį. Po pokalbio jau ten 4 valanda maždaug, tada jis jau stojo prie Maksimos, sakau, Igorį susitinkam, aš Vilniui. Susitinkam ir žiūriu, ten kalbam, toks susiraukęs, ten šitaip stuviniuoja, sakau, bet tavo batai tai, nežinau, kaip gero apaštalo jau. Tokie kaip inkariukai būna, tai dar prastesnė už inkariukai, žinai, tokie mėlyni ir tokie purvini ir jau ten atsilapoja, sako, labai skauda man kojos, broli, labai skauda, negaliu. Sakau, kaip tu po laukus eini? Skauda, sakau. Tai, sakau, neperki naujų? Sako, neturiu pinigų. Sakau, aš ir neturiu, bet, kas reikia, tai reikia. Einam, davai, pirk. Ir nuėjom, sakau, gal va čia va bus. Ir ten užėjom, matuojasi jis, pirmas sako, bet man reikia kojinių tada. Gerai, einam kojinių į Maksimą, užsimaunam kojinius. Tada einam tas batus, matuojamės tokie ir geri, ir negeri, ten aš žiūriu tas išmeras taikų, kur jau grinai, jau tada atrodau tos, darbinius tokius, Caterpillar, man atrodė, vadinasi. Ten jie ale brangiai kainavo, bet šiaip nebrangiai, 30 litų. Sako, ar tikrai? Sakau, tikrai, tau gerai, imk ir viskas. Ir jis apsimovė ir kaip visada mes kartu žmonės žiūri, aš ten moku,
ten jis visą, kažkaip ten matuojas, jis toks nuolankus, viską priima. Ir taip išeinam ir kaip paprastas dalykas, atrodo tiek daug pamokų, kaip paprastas dalykas viską pakeičia, išėjom iš to ir, sakau, kaip dabar jautiesi ir jis taip, broli, taip gera, sako, taip gera man kojom dabar, taip gerai, ir prašvyto visą švyti, taip, net gerai, gera buvo vaikščioti, tiesa, tos senus susukom į maišiuką, sakau, reikia išmest, kad nematytų, kad čia cheminis pavojus, nebūtų iškviestas koks nors, ten užkišau į konteinerį, nes ten baisiai atrodė. Ir tada tą kartą aš išvažiavau ir vėl po kokių poros savaičių grįžtu į Vilnių, vėl kitas darbo pokalbis, sakau, aš vėl Vilniui, kaip tau sako, atvažiuok, reikia pakalbėti. Gerai atvažiuoju, neilgai jis pasidžiaugė tais batais. Sako, nutiko man priepolis, čia prie Maksimo, žmonės iškvietė rūbus. Žmonės iškvietė greitąją. Sako, pabundu ligoniniai su pižama. Ir tada, sako, negalvojau nieko blogo. Tada, kai reikia ieškoti, sako, išmetė visus mano rūbus. Kaip, sako, aš susinervinau, pasiūtau, sako, kaip taip galit, su žmonės, sako, man brolis nupirka batus ir jūs šitai beširdžiai visai, sako, išvadino, įsiutęs buvo, iš tikrųjų, atrodo neteisybė, man atrodo, mūsų drabužių neišmestų, bet tokio, tarkim, kaip jis, gulinčio ant žemės, tai čia blusos, dar kokios tai epidemijos ir visiškai vienodai ir jis ten su šlepėtim grįžo namo, žodžiu. Čia vienas toks, tada būtų teisinga papasakoti džiaugsmingiausią dalį, kaip Igoris tapo išgelbėtas. Aš ir man, kaip ir sakyti, Dievas turbūt patikino ne kartą, kad būtent tai ir buvo tas momentas. Tai buvo kažkur turbūt trečias kartas, kai aš jį nuvežiau ar lankiau Naujoji Vilniuje. Jis vis kartais užeidavo jam, jeigu jau mato, kad nebegali, jau ten išgeria ir nebenori, jis tada stengiasi išsiblaivo ir tada vakare varo į tą Naująją Vilnią, kad jį paimtų ir ten gydytų vaistais, visai pleistų. Tada jis man praneša, paskambina, sako, kad aš esu ligoninė, jeigu gali atvažiuok aplankyti. Gerai, sakau, ko reikia nupirkti, ten ten mineralinę nupirkau, kad jis ten atsigavinėtų. Ir užvežiau ir sakau, tai, kalbamės, o tai ką tu čia veiki? Ką tu čia, gero darai? Sako, nieko, kad čia nėra, nėra čia labai ir su ko pakalbėti sėdžius. Tai sakau, tau reikia skaityti. Jo, bet neturiu ko. Sakau, ar tu, skaitai testamentą, jau lankėmės bažnyčią, kartais būdavom, sakau, tai reikia Naują testamentą. Ir aš turėjau tą savo baltą, gaila, dabar neberadau, gal kažkam vėl atidaviau, kurį nešiau kaip talismaną, praktiškai nevartydavau, bet visada ten būdavo mano kupriniai, studijas įdavau. Ir galvojau, šitą nelabai noriu, bet ne, reikia duoti. Ir atidavau tą savo brangai, tą Naują testamentą, atidavau viską ir grįžau, ten gal buvo, savaitės pradžia. Ir grįžau penktadienį, man atrodo, nes jis sakė, kad jis sakė tik šeštadienį paleis. Ten negali išeiti, kada nori, ten turi tą laiką prabūt. Tai aš penktadienį, man atrodo, jį aplankiau ir tas pirmas kartas, kai nuvežiau, tai visada būna taip tarp durį maždaug. Ten viską labai greitai, ten atiduodi ir viskas, o tas kartas buvo kitaip, nes leido į pasikalbėjimų kambarys, kaip vadinasi. Ten nuvedė, ten sako, palaukit, mes jį pakviesim. Ir taip keista, man buvo biškai, keista, kaip kalėjime, esu buvęs kalėjime, tik be stiklų ir be sargybinių, bet atrodo lauki, čia uždaryto žmogaus. Ir man buvo, visą laiką buvo ten nejauku. Bet jis ateina
toks pakylėtas, toks laimingas, su tokia jo žalia pižama. Atsisėdo ir daug nekalbamės. Pakalbėjom ten kaip visada, kaip sekas, kaip tau sako. Sako labai gerai. Sako, atsigavau ir tada jis taip maždaug persimainė. Toks kambarys, tas toks tamsus ale buvo, aš sėdėjau ten nugarą į langą, ten kiti dar buvo kažką ten šnekėjo. Ir jis taip paėmė mane už rankos, paėmė taip. Ir sako, Almantai, aš skaičiau. Ir taip žiūri į viršų ir jo veidą švyti, sako, aš skaičiau, Almantai. Ir viską supratau. Dievas mane taip myli. Sako, aš nesu geras. Bet jis mane myli. Ir ko man reikia? Pinigų? Sako, didelio namo, aš čia suklevas, sakau, gal namo, didelio namo, kad visi sutilptume, ne. Sako, jis mane myli. Ir taip pabuvom, man net keista buvo, aš buvau priblokštas kažkiek tų žodžių visų. Sakau, amen, Igorė, amen. Ir taip pasidėm, ramiai. Bet jo veidas švitėjo, aš nesu matęs, nesu patyręs to gyvenime dar tokio momento, jo veidas švitėjo. Tada jis taip ramiai, ir taip porą minučių pasėdėjom, pagalvom, aš galvoju, kas čia vyksta. Ir sako, gerai, broli, aš tavęs nebetrukdysiu. Susitiksim, ar, bažnyčioj tą kartą nesusitikam, nes jis važiavo kaip tik namo. Ir išsiskyrėm ir aš ėjau iš ten, galvoju, ir šlovinu Dievą, kas čia dabar, ką tik įvyko. Mes nekalbėjom apie kokia jo šeima bloga, kaip kiti alkoholikai gyvena, arba kaip jam sunku. Ne, jam nebesunku. Jis sakė, Dievas yra man viskas, ko man reikia. Dievas. Ir nuo to prasidėjo visa, ta tokia jo istorija, tada, kai jis jau broliais pradėjo visus vadinti, ir Tomas brolis, ir bažnyčia, ir tada jis drąsiai pradėjo kalbėti. Žmona jam sako, paskambink Almantui, tegu atveža maisto. Ką? Maisto prašyti? Dievą reikia mylėti, ne maisto prašyti. Einam kartu į bažnyčią. Ne, į bažnyčią nenori. Sako, neteisinga šitaip, neteisinga, maisto tai norit. Žodžiu. Tai taip, ir kas man įstrigo, visa, kas man įstrigo, kaip tie pastarieji šitie metai, jis visą vasarą negėrė ir rudenį gavo darbą ir rudenį atsiskleidė visam gražume, kaip jis mane mylėjo. Nežinau, kaip aš jam buvau brangus, nes kažkaip, pažiūrėk, pasisveikinimas, kaip jis sveikindavosi. Aš daug gal žinot, kaip įsimylėliai mato tik akis. Ir daugiau niekas aplinkui neegzistuoja. Tai aš ateinu, atvažiuoju, išlipu ir jis taip eina, taip broliai, apkabina ir, taip gera. Aš jau mane jauku kartais, o jam dzin kaimynai, mes žinai, visada apsikabinam ten ar taip pakalbam net apsikabinę. Ir man iš pradžių buvo nejauku, nes ten kažkokie kaimynai mus ten pavadino gėjais. Jam buvo nusispjauti, po to viskas, čia yra mano brolis. Kartais taip aš ateinu, įstoju prie Maksimos. Aš jau ateinu, taip einu toks, jis brolis atvažiavo. Koks jis tau brolis? Visai tu gal, aš. O jis mane taip mylėjo, apsikabinam ir kaip mes tokie neformalai būdavom, kai atsipalaiduodavom, kėlėm viens kito vertę, ta prasme tokie apsikabinę prie Maksimos, tom žiūri žmonės kreivai, galvoja, ir kaip kėlėm viens kito vertę, į mane žiūrėtų, nesakytų, kad aš kažkoks, ten kažkoks. O kai aš būnu su tokiu, aš atrodau kaip geras žmogus, jeigu bendrauju jokios.
gali pasakyti, aš geras žmogus. O kai jis ir gali kiti žmonės žiūri, kad ir jis kažkoks kitoks. Ir tas mūsų santykis, kai mes einam į parduotuvę, kalbamės ten prie kasos, eina tas maistas, jis jau ten prieina, kraunasi, aš ten stoviu prie kasos susimokėti ir jos, kas čia? Ir žiūri, ir mes kalbam, sakau, gerai, dar kažką pakalbam, pajuokaujam, laiminga, žinai, ir žiūri, kad, čia kažkas yra, kažkas tokio nerealaus. Tada jos skambučiai ir bendravimas, va čia tas toks bendravimas, jos skambučiai, kaip pagaliau buvo, kaip visą tą laikotarpį kartais būdavo užkeiktas, jis vis turėdavo problemų su telefonu, tai sugenda, tai vaikai sudaužo, tai sąskaitos nėra, tai su žmonos ir jis norėjo savo turėti. Rudenį vėl suveikiau naują telefoną, ten instaliavom viską. Ir kaip jis jo naudoja, sako, man tik reikia tau paskambinti. Ir jis man tą mėnesį kiekvieną rytą. Labas rytas, broli. Labas rytas. Kaip miegojai? Aš gerai. O tu? Aš irgi gerai. Ačiū Dievui. Ruošiuosi dabar į darbą. Aš sakau, aš dar pagulėsiu ir Tada eina iš po darbo, jis man pamajakina, aš perskambinu ir pakalbam, kaip diena ėjasi. Maždaug mūsų pokalbiai retas, kuris būdavo daugiau nei 2 minutės, bet tai per porą minučių, kaip sekėsi. Daug, sako, cheminių, pavargau, eisiu į lovą, griūsiu, žinai. Ir taip pakalbam. Ir kiekvieną dieną galvoju, kas taip daro? Tik nesveiki, arba... Tik šeimos nariai. Jo, tik tokie kaip šeimos nariai, tokie įsimylėjėliai gal. Ir tie skambučiai, vienas buvo per PLK, man atrodo, kai kalbėjom, paskambinom, tą kartą ilgai kalbėjom apie, aš ten užėjau užkalsiuose ir kai jis pasakė, sako, broli, aš viską, taip, dar kažką jis ten sakė, bet tas, kad aš viską turiu, sako, turiu šeimą, turiu darbą, turiu Dievą. Sako, viskas, ko reikia, maisto galiu nusipirkti ir viskas, taip gerai, aš sakau, amen, sakau, ar tu girdi save, ką tu kalbi, sako, girdžiu, pats net nepatikėčiau, netikiu, sako, bet taip yra. Ir tokie skambučiai, ar kaip jis sakydavo, gerai, laukiu, matau, kad jis man skambina. Ir aš jau buvo toks įpratimas, taip atsidūstu, maždaug, kas dabar? Gerai, skambinu, pakeliu ir klausiu, kaip tu Igori? Gerai, broli, o kaip tu gyveni? Ir jis man skambino net, kai gerai būdavo, ne tai, kad problemos. Ir kaip jis tą gerai sakydavo. Ir kai susitikdavom, pasisveikinam. Ir jis taip žiūri ir aš tada, kaip tu laikais? Gerai, gerai. Ir tas gerai yra, sakau, tai reiškia maždaug, man nėra lengva. Man tikrai sunku yra. Bet, kas gali būti blogai su Dievu? Iš esmės, vis tiek, gerai toks. Ir tai tas jo firminis gerai man labai įstrigo. Ir tiesiog trumpai viską apibendrinant gal, kaip jis paskutiniu metu ėjo, kaip į finišą tiesiai, kaip sakiau, vasarą visą negėrė, ten rudenį gavo darbą, ir dirbo, ir aukojosi turbūt, visada jis aukojosi, bet džiaugiasi kaip niekada ir nesidžiaugdavo, kalbėdavo kaip niekad nebuvo kalbėjęs, ten tarnaudavo kitiems, ten ryte atsikelia, iškepa ten blynų vaikam, eina į darbą, 10 valandų atidirba tą fizinį darbą, grįžta vakare, paruošia malkas ir krenta į lovą, kai aplinkui, yra tinginių ir taip, bet jis, kaip sakyt, man pasiskūsdavo dėl to, nežinau, kiek burbėdavo, bet jis taip priimdavo ir taip tarnaudavo
meldėsi kaip niekada nesimelsdavo. Tarkime, čia tą rudenį susitikdavom, taip susitinkam, kalbam ir sako, pasimeldžiam brolį. Paima ir aš dažniausiai melsdavau, paima ir jis meldžiasi ir verkia ir tiesiog šaukia, padėk man Dieve, negaliu, aš šitaip, negaliu. Ir kai žinai tą visą situaciją, kad ten 6-8 žmonės turi gyventi, kiti ten jį išnaudoja visai taip. Ir, žinai, ir galvoju, kiek dar ilgai, kiek dar šitaip Viešpatie, žinai, kaip ir su Jėzum panašiai. Bet jis, viską taip priėmė ir tada ir tą kartą, tai pasimeldžiam, kažkiek abu ten paverkiam, paklausom tų giesmių, ir sakau, padės tau Dievas, padėjo anksčiau ir padės jis. Žinau, Dievas su manim, vešk mane namo. Kad, jis pasiruošęs eit, kovot, nepasiduot ir taip jis darė iki paskutinės, kai turbūt Jėzus nusprendė, gana žmogau, tu padarei, ką galėjai. Ir tai nesakau, kad tai yra pabaiga. Man jo vaikas patiko ir kažkiek gal su vaiku praleisim laiko, dar kažką tokio, su žmona bendravom. Ir aš tikiu, kad mes susitiksim danguje, taigi, aš kai ką jums parašiau, dabar trumpam įjungsiu giesmę, kurios mes, dažnai klausydavomės, ir, nežinau, ji man, nuvažiuodavomės kur nors atokiau, po miestą važinėdavomės, ir ji man labiausiai apibūdina Igorį ir maždaug, Kai aš pražuvęs ir vienišas esu, slegiamas kalte ir gėda, žinau, kur eit galiu. Link kryžiaus aš žvelgiu, kur mirė mano Viešpats. Už mane kentėjo, ašaras išliejo. Už mane, todėl žinau, man dabar atleista, laisvas eit galiu, vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl, kad mirė jis, atpirktas esu. Kai aš pražuvęs ir vienišas esu, slegiamas kalte ir gėda, žinau, kur eit galiu. Link kryžiaus aš žvelgiu, kur mirė mano Viešpats. Už mane kentėjo, ašaras išliejo. Už mane, todėl žinau, man dabar atleista, laisvas
galiu, vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl, kad mirė jis. Atpirktas esu, man dabar atleista, laisvas eit galiu, vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl, kad mirė jis. Atpirktas esu, todėl, kad mirė jis. Atpirktas esu.